Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip ZMT sistemoje kuriamos darbo užklausos. Tai paprasta ir intuityvu. Gamybos darbuotojas gali užregistruoti darbų užklausą prisijungęs prie programos per internetinę naršyklę. Pasirinkite meniu darbo užklausą ir skirtuką sukurti darbo užklausą. Užpildykite informaciją apie vietą, kurioje įvyko įvykis. Objektą arba įrengimą galime rasti filtruodami duomenis iš duomenų lentelės. Arba pasirinkdami atitinkamą elementą naudodami vietų objekto struktūrinį medį. Tada pasirinkite darbų užklausos tipą, vykdymo būdą ir užpildykite privalomą užklausos aprašymą. Taip pat galime pridėti neprivalomą komentarą ir planuojamą darbų pradžios datą. Dabar išsaugome užklausą ir viskas. Antrasis variantas – sukurti užklausą naudojant mobiliąją programą. Pasirinkite vietą objektą iš vietų ir objektų lentelės. Arba paspausdami mygtuką nauja užklausa ir nuskenuokite vietos objekto QR kodą. Nurodykite užklausos tipą. Užklausos aprašymą galime pridėti paspaudę laukelį pridėti aprašymą ir įvesti tekstą apie įvykį. Prie kiekvienos darbų užklausos galime pridėti nuotrauką, kad dokumentuotų įvykį. Paskutinis veiksmas paspausti išsaugoti piktogramą viršutinėme kairiajame ekrano kampe. Pranešimas apie užregistruotą darbų užklausą bus rodomas ZMT mobiliojoje programoje, L-pašte ir tam skirtuose TV ekranuose. Pranešimus ir atskaitas apie gedimus galima teikti ne tik per mūsų programą. Į mūsų sistemą galima integruoti kitas sistemas, kurios leis automatiškai teikti pranešimus ir atskaitas apie gedimus. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis adresu www.eurotronics.net.pl